Tai buvo, žinokit, nuo 6 ryto atsibudimas, ieškojimas klientų, tai net man atlyginimo nebūtų šiandien, net dalinai kažkiek sakau, kur čia tas verslo modelis? Po pusmečio, jeigu aš būčiau turėjus 10 000 eurų apyvartą per dieną, tai būtų buvę labai bloga diena. Tai buvo dvigubas smūgis, nes savaitę prieš tai mano partneris pasakė, kad išeina iš verslo. Paskutinę dieną, kai jis turėjo išeiti, tai buvo penktadienis, kažkodėl visi bankrotai yra penktadienis, aš ryte gaunu žinutę, kad viskas. Aš būčiau negalėjus pažiūrėti jų akis, jeigu būčiau nepabandžius. Čia mano studijoje yra nuostabi moteris Alvydė Palaimaitė. Su verslu susipažinus ypatingai anksti. Mes paklausysime jos istorijos ir patirties. Labas, Alvydė. Sveiki. Aš žinau, kad labai anksti galėjai pažinti verslo pasaulį. Kaip tai vyko? Taip, tai čia dėka mano tėvelių. Mano tėveliai pradėjo prekiauti turguje, kai man buvo 7 metai. Ir jie pradėjo prekiauti kanceliarinėmis prekėmis. Aš kaip tik buvau mokykloje, tai pradėjau stebėti klasiokus, ką jie perka, kaip jie atrodo, kuo domisi. Tais laikais tikrai nebuvo tokio pasirinkimo, koks yra dabar. Aš atsimenu, kai, nežinau, mano tėveliai atsiveždavo priekabą sąsiuvinių ir juos išparduodavo per vieną kartą. Mes prie televizoriaus su sesė skaičiuodavom aplankus po 10 dėliodavom, paskui pradėdavom juos padėti pardavinėti. Ir taip po truputėlį vasaromis, savaitgaliais prisidėjome prie tėvų veiklos ir man labai patiko. Bet tai, pačių tokių mažų dienų jau galima buvo suprasti, kaip visą tai veikia ir pajusti tą tokį tikrą pinigų skonį. Kiek tai yra atitinka įdėtą darbą. Ir atsakomybės, ir sunkaus darbo. Aš tikrai mačiau, kiek daug dirba tėveliai, labai tą vertinau ir norėjau prisidėti. Ir man labai patiko skaičiuoti, tai ir labai patiko bendrauti su žmonėm. Tos prekės tikrai buvo irgi fainos, žinojau, kokybiškos, nes išmėgindavau, tai toksai turbūt kompleksas susidėjo. Ir mane patraukė tikrai nuo pat mažumės, turėjau netgi savo atskiras vietas po kažkurio laiko, prekiaudama, mano sesuo bėgdavo į sandėlį atvežti kažkokių prekių. Po to jau net prisidėjau, jau paauglystėje prisidėjo ir mano klasiokės, padėjo mums dirbti. Mes jau paauglystėje turėjom netgi savo vietas su sesė didžiulės, nežinau, po 200 kuprinių, pavyzdžiui, reikėdavo iškrauti ir kiekvieną dieną. Iš tikrųjų, tuo metu turgus klestėjo, nes neturėjom prekybos centrų ir tos istorijos, kur buvo tikrai nuostabios. Aš atsimenu, kai tėveliai atsiveždavo sąsiuvinių visą priekabą ir juos prekiaudom, tus 12 lapų, nežinau, dabar jų yra. Skaičiuodavai, ar man patiko skaičiuoti, arba skaičiuodavai dangtelius kokius nors. Taip skaičiuodavai, kaip aš atsimenu, irgi taip. Taip. Arba taip, paskui grįžti namo po pietų, tada prie televizoriaus mes pirkdavom iš plastos įmautės sąsiuviniams įdėklus, kurie irgi buvo po 100 supakuotis, vadinasi, mums reikėdavo skaičiuoti po 10, sudėti. Tokių netgi po pasirašomųjų darbų ir po to turgaus darbų buvo daug. Ir tai išmokė mane, kad reikia pasirašymo, labai daug pastangų, pagalvoti, ko reikia, visą laiką neatsilikti nuo madų. Ir labai patiko bendrauti su žmonėm, kažkaip pradžiuginti, nesizduokit, išrinkti gražią kuprinę vaikui. Ir tais laikais, dabar gal nebevertinam, nes tų kuprinių yra milijonas, bet tais laikais yra wow. Bet ir mokyklai tu viską galėjai matyti, va čia su mano kuprinė, va čia ir šiaip mažam miestelį, jeigu esi, tai ir pažįsti tuos ir pirkėjus taip jau, ne taip, kad reikia daryti tyrimus, tu tiesiog jos pažįsti, tas ir sutinki mokyklai. Kokias davė tokias griežtas pamokas gyvenimui ir ar tai jau iš karto rodė kryptį, kad ir pati gyvenime norėsi dirbti su verslu, kad matai ir savo perspektyvą? Aš nuo vaikystės, jeigu buvom kepėm netikras bandelės iš smėlio, tai aš buvau pardavėja. Mano mama buvo pardavėja ir mano kulinarė, tai kartu suderinau, tai turbūt mama padarė tą didžiulį įtaką. Ir matydama tėvus, visą laiką žinau, kad aš irgi norėsiu savo verslo, nes savo verslas yra laisvė. Labai didžiulė atsakomybė, labai didžiulis darbas, nei to nebijojau, bet yra didžiulė laisvė. Daryti tai, kas tau patinka, rinktis tai, kas tau patinka. Ir mama išmokė vieną pamoką 9 klasiai. Aš važiavau irgi kuprinių pirkti viena, aš su mamos drauge.
man jau prisakė visą sąrašą, ką reikėtų nupirkti ir aš aišku nupirkau papildomai, grįžtu namo laiminga, labai patenkinta ir tėtis sako, kokio čia šlamšto pripirkai. Aš apsiverkiu, grįžtu pas mamą, sakau, tėtis sakė, taip ir taip. O mama labai labai ramiai sureaguoja, atsisuka į mane, sako, Alvydė, tu turi savo pinigų? Turiu. Tai tu nueik pas tėtį ir pasakyk, kad jeigu nepatinka tai, ką tu nupirkai, tai sakyk, aš pasimsiu, aš perperku tas prekes, bet pelnas bus mano ir viskas. Geras. Ir kaip tėtis yra. Ir tada grįžtu pas tėtį, sakau, pasakiau, aš sakau, ne, viskas gerai, įmam tas prekes. Bet tai gal pelnas būtų didesnis, žinai? Ne, tai pelnas tai taip, niekada, vėlgi, mano laika vertybės yra šeima svarbiau negu pirmoji vietoje, negu aš ir niekada nedirbau dėl pinigų, tai tikrai ne. Čia buvo labai vertybiškai mano pasirinkimas ir mano indėlis įvertinimas ir mano sprendimas ir jo reikšmė. Dabar atsisukus, žinau, kad tikrai ten ne visos prekės buvo mano išrinktos geros, jos gal komercinė prasme galvojau, kad bus geros, bet tikrai tėtis buvo irgi išdalinai teisus, čia vėlgi svarbu tas pasirinkimas ir komunikacija, bet man labai padarė didžiulę pamoką, kad jeigu tu padarai sprendimą, gal turi idėją padarai sprendimą, tai ir iki galo su tuo sprendimu eik ir jeigu tu pasitikėk savimi ir finale kažkaip įsirtulios. Nešk atsakomybę, kitaip tariant. Aš žinau, kad labai jaunam amžiui įkūrei savo verslą ir tai buvo mega verslas, mes tikrai visi žinom šitą pavadinimą, bet prieš paliečiant šitą temą, aš norėčiau tavęs paklausti, kaip mergina, kuri bijojo vestuvių daugiau negu bet koks kitas vaikinas, paėmė ir pateko į vestuvių verslą? Ką čia yra istorija? Taip, tai kadangi visą paauglystę padėjau tėvams, tai universitete, faktas, norėjau stoti verslo vadybą, nes norėjau turėti savo verslą. Ir universitete sugalvojau, kad aš turiu pakankamai santaupų ir galiu sauliausiai nedirbti. Ir įsidarbinau nemokamai studentų atstovybę. Ir studentų atstovybėje mes kartu darėm karjeros dienas. Ir per tuos 4 metus labai subendravau su organizacijomis, įmonėmis ir turėjau tikrai begalės pasiūlymų ir rekomendacijų, kur eiti. Ir kai 4 kurse kalbėjau su sese, kur man eiti, sako mano sesuo, tai pasiruošti CV ir visą kitą. Sakau, sesė, baigtų, pas mane yra 5 pasiūlymai, čia tarptautinė kompanija, čia vietinė kompanija, čia šita kompanija. Faktas, turėjau ir tą CV, bet tikrai turėjau nemažą dalį pasiūlymų ir tikrai galėjau laisvę rinktis. Labai tą laisvę džiaugiausi. Bet vieną dieną mano geras draugas sužinojo, kad yra vienas projektas ir pasiūlė ateiti pasikalbėti. Aš išsiterpsiu, tokia avantūra. Taip. Visiškai. Yra geri prekiniai ženklai, karjeros pozicijos, viskas taip atrodo kaip pagal vadovėlį. Tai, ko visuomenė labai tikisi, ne? Pabaigi universitetą ir tada startuoji ir staiga ateina visiškai avantūrinis pasiūlymas, kur nieks visiškai neaišku ir pasirašai. Taip, tai mano draugas tiesiog sako, einam pasikalbėti ir papasakos tau apie vieną projektą. Klausiu, sakau, tai gerai, pasakyk temą, nes reikia pasiruošti, nes atsakinga geštas ir taip toliau. Sakau, ne, sako, viskas gerai. Ir mane atveda į 3 aukštą, paima už rankos, laiko duris ir sako, tema vestuvės LT. Aš sakau, tu juokauji. Gal nebijojau, gal tuo metu netikėjau, gal tuo metu nebuvo man įdomu, bet tai tikrai nebuvo tas sritis, dėl kurios, vėlgi, aš labai tikiu, kad dirbti ten reikia, kur patinka ir kuo tiki. Ir sako, geriausias draugas sako, tai, bet tu jau atėjai, taip išklausykim. Ir aš, kadangi vis laik svajojau apie savo verslą ir studijos visos buvo paremtos mano verslui, ir tai buvo agentūra, naujai sukurta agentūra, vadovė su didžiulė tarptautinė korporacinė patirtimi, sugalvojo mesti viską ir kurti savo agentūrą ir jinai ieškojo darbuotojų. Ir pagalvojau, kad jeigu aš noriu savo verslo, tai čia yra puikiai terpė mokytis, nes tai jinai tą daro dabar, kuria naują įmonę, su savo patirtimi, visais niuansais, finansiniais, darbuotojų ir panašiai, projektiniais ir panašiai. Ir aš supratau, kad nors atlyginimas tikrai buvo labai mažas, palyginus su mano kitais pasiūlymais, kad tas pamokas, kurias išmoksiu iš jos, yra daug vertingesnės negu pinigai ir pasirinkau šitas pamokas. Gali būti tokiai startiniai pozicijai, stebėti viską praktiškai nuo nulio, kaip darosi, ne?
Ir augti kartu. Taip. 2 merginos, vestuvių verslas, aš kiek įsivaizduoju, stalas, daug idėjų, bet nuo ko pradėti? Taip, tai mano direktorė gavo užsakymą atnaujinti Vestuvės LT puslapį, jis buvo tuo metu pats didžiausias, tikrai labai lankomas, bet vėlgi ne dizainas, jo funkcijos nebetitiko to meto interneto tendencijų. Tai turėjom 2 užduotis, tiek atnaujinti vizualiką, tiek komerciją. Tai po dizaino darbų vėlgi man sekė darbas sudėlioti tiek komercinius taškus, tiek vizualiai jos padaryti, tiek ir užsimti tuo pardaviminiu etapu. Alvyda, o kas yra komerciniai taškai? Kaip tai yra baneriai, tai yra reklaminės pozicijos. Tai kas jums generuoja pajamas? Taip, kas puslapį generuoja pajamas. Taip. Ir mūsų sėkmė irgi dalinai priklausė nuo pardavimų. Tai mūsų tikslas buvo vėlgi turėti tiek kokybiškus pardavimus, tiek juos ilgalaikius. Tai mums puikiai sekėsi, po 3 mėnesių mano bandomojo laikotarpiu pabaigoje turėjom suorganizavę pristatomą į renginį, vipinę mūsų klientam, su suknelių šou, šampanų, tortų, metras ant metro pločio ir aukščio, ugnies šou ir panašiai. Ir visą tai suorganizavau barteriu, skyrus kilimo nuomą. Tai dabar galėčiau pasakyti ir kilimą galėčiau gauti pigiau, su šitą patirtim 20 metų. Ir po to jau susidėliojom su mano direktorė ir jos partneriu, naujas vėlgi taisyklės darbo ir nusprendėme eiti tolyn. Pakalbėkim truputėlį apie tą renginį, kad galėtum suprasti, kokią rolę renginys įmonės veikloje užima. Kas buvo kviestiniai svečiai? Ar tie, kurie reklamdaviai puslapio? Kodėl reikėtų tokį renginį padaryti? Ne? Ir kokie būtų patarimai iš praktikos? Ką renginys duoda ir į ką reikėtų apsižvelgti? Taip, tai tas renginys buvo pristatomasis mūsų puslapio atnaujinimo ir vėlgi naujų galimybių sukviesti visus potencialius arba esamus partnerius. Ir vėlgi turi būti, pirma taisyklė turbūt turi būti idėja, tai buvo tendencijų renginys, tai tikrai buvo prieš daugelį metų, dabar tokių renginių yra gausybė, tai dėl to ir buvo noras pristatyti turinio, sukurti tai naujausias suknelių tendencijas, automobiliai ir panašiai, ir žinoma pabendrauti. Tai mums kažkaip labai pasisekė, nes mano manimu renginys laiką turi nešti vertę ir plus networkingas. Tai mes sujungiam tą tiek turinio prasme, tiek networkingo prasme, tiek tikrai aukšto lygio pavyko renginys, nes vėlgi, tai kai pozicionuoji aukšto lygio portalą, nes turėjom konkurentus, kurie tam tikras paslaugas siūlė nemokamai, mes tikrai išsiskyrėm tiek turėdami žurnalą, mūsų partneriai turėjo žurnalą, tiek kad tikrai labai gražų, kokybišką turinio prasme, lankomumo ir didumo portalą tu turėjai parodyti tai, ką tu siūlai ir renginio kontekste. Aš girdžiu labai tokį gražų dalyką, kad atnaujinot puslapį, tada padarėt renginį, kad pristatyti pačią žinią. Sukvietėt į tą renginį visus žmonės, kurie ten reklamuojasi, o galbūt tie, kurie dar tik tai galvoja reklamuotis. Ir tada tas toks masės principas, kad tu žiūri, o čia ir tie prabangus automobiliai reklamuojasi ir tos gražios suknelės. Žinai, tas noras toks, o ko aš prastesnis, tai gal ir man reikia. Tas labai gelbėja pardavimams. Antras dalykas - networkingas. Tie visi žmonės, kurie susirenka, jį viens kitą papildo. Tai jeigu čia aš dabar tai bandau įsivaizduoti vestuvių verslą, tai jeigu yra automobilis, tai matyti jam reikia ir gėlių, tai jeigu nuomoji, tai gal jau tas gali parekomenduoti ir gėlės. Visa tokia karoliukų sistema, kai visa šita bendruomenė, kuri teikia paslaugas, viena kitą labai stipriai papildo. O kiek dažnai darydavo tokius renginius? Mes taip padarėm vieną renginį ir viskas, dėl to, kad tai buvo... Pasakyti, aš tiesiog žinutę, kad atsinaujinot. Taip, nebuvo mūsų užduotis to renginio padaryti, mes tiesiog sugalvojom kartu su žurnalo redakcija, kartu vėlgi su partneriais. Kaip baigėsi darbas su Vestuvės LT? Taip, tai praėjo metai, prasisuko vėlgi metiniai kontraktai, kuriuos reikėjo tiesiog atnaujinti arba plėsti. Man pritrūko iššūkių, dėl to, kad aš viską... Nebe taip įdomu. Tai yra įdomu bendrauti su žmonėm, bet iššūkio tokio nebeliko. Pasikalbėjau su direktorė ir jinai pasiūlė tiesiog kitą projektą.
Kitą projektą. Tai su to pačiu žmogum. Taip. Jūs šokote į kitą projektą. Taip. Ir koks tai projektas buvo? Taip, tai mes kartu ėjom vadovauti MTV televizijai. Labai įdomu. Taip. Mes ilgai neapsistosim, nes iš tikrųjų mes visi žinom gerai MTV istoriją, tai buvo pas mus fragmentinis Lietuvoje projektas. Bet kokias galima buvo iš jo pamokas pasimti? Vis dėlto tarptautinio lygio organizacija. Taip. Kas ten buvo kitaip? Mes atėjom tikrai pačioje pabaigoje, 2009 metų rudenį, kai buvo krizės įkarštis, MTV yra toksai nice to have dalykas, tikrai, kai gali sau leisti reklamuoti dėl to, kad labai maža auditorija ir toks perliukas yra, kai tu turi savi reklamai, gali sau leisti. Tai faktas, kad krizės metu pačiame įkarštyje niekas negalėjo sau leisti tiesiog investuoti į prekės ženklo žinomumą ar tapatinimą su MTV. Tai užtruko labai mažai laiko, tai gal mes dirbam kokius iki pusės metų. Tikrai su labai jau sumažėjusią komandą, jeigu aš atėjau pardavimus, prieš tai buvo 12, tapau aš viena, tai faktas ir tie pajėgumai. Ženklai labai aiškus. Tai mes atėjom pabandyti išgelbėti, bet faktas, tokį aparatą išgelbėti reikia visai kitų investicijų, visai kitų darbuotojų skaičiaus, nors tikrai turėjom sėkmės istoriją ir pardavėm pagrindinę žinių laidą Rėmimą, kur prieš tai buvo neparduota. Tai dabar pagalvojau juokinga, bet padarėme irgi MTV gimtadienio renginį, jau Siemens arenoje, daug didesnį. Ir po MTV Lietuvoje krizė, klausimas, ką daryti, ką sukurti. Ir kaip tik krizės akivaizdoje gimė naujas projektas Bet.lt. Taip. Papasakok, kaip ta idėja atsirado? Taip, tai labai trumpai, aš dirbdama MTV studijavau magistrą ir tikrai tą pusę metų buvo paleidusi, tai išėjimas iš MTV leido tą porą mėnesių pasivyti ir baiginėti rašyti magistrinį. Aš turėjau nuostabią vadovę, kuri yra mano viena iš moterų lyderių ir pavyzdžių. Tai tikrai nenorėjau jos pirmiausia nuvilti, tai turėjau truputėlį to laisvesnio laiko. Ir berašant magistrinį vėlgi mano bendri pažįstami pakvietė pietų, sakydami, kad turi idėją ir nori pristatyti. Ir pietų metu man parodė Groupon.com portalą. Tai buvo naujas startupas iš Amerikos, kur labai greitai augantis startupas Amerikoje. Ir aš tada supratau, kad aš žinau, kaip tą principą pritaikyti Lietuvoje, dėl to, kad tai buvo dar krizės metai, buvo 2010 metų pradžia. Mes visi norėjom leisti savo laisvalaikį turiningai, buvom pripratę prie spektaklių, koncertų, restoranų, bet negalėjom sau leisti. Iš vienos pusės, iš kitos pusės Vestuvės.lt patirtis parodė partneriai mano, kur aš turėjau didžiulį ratą, nišinį, bet didžiulį ratą, tai nuo mažiausių salonėlių iki didmenininkų. Tai mačiau, kad tas dvi grupės gali suvesti ir už tai turėti imti komisinę. Vėlgi komisinio principas, jį išmokau Vestuvės.lt portalo metu. Tai vat visas tris patirtis sujungus, labai tikėjau, kad galiu padaryti verslą, kuris naudingas ne tik pelnu mums, bet ir vartotojams ir partneriams. Tai tas mane labai sužavėjo. O sakai, kiek tau buvo metų, kai startavo šitas verslas? 24. Ir nebuvo jokios baimės. Dabar mes kaip pristatom, tai didžiulis verslas. Tuo metu aš pradėjau savo nuomojimo buto kambaryje, ant rašomo stalo, dabar dar juokauju, kad neišmeskit to stalo, nes kažkur pas tėvus į Rusiją ar į Palėpę nuvešiu, nes tai yra kažkoks sėkmingas man stalas. Tai mes pradėjom trysa, vienas partneris buvo atsakingas už administravimą, kitas už IT dalį, aš iš pardavimus. Ir tikrai pirmas mėnesį aš turėjau taisyklę, kad neturi būti diena be akcijos. Tai buvo, žinokit, nuo 6 ryto atsibudimas, galvojimas, ieškojimas klientų. Tai tikrai buvo tokių situacijų, kur 8 vakaro aš neturiu akcijos, o 12 nakties turiu pasileisti. Faktas, kad niekas nenumirtų, jeigu jos nebūtų, bet aš turėjau savo įsibrėžęs. Aš atsimenu, kad 6 vakaro tiesiog internete pasižiūriu, kad ir to atsidaro suši restoranas. Paskambinu 8 vakarą, susitinku su savininkais ir 12 nakties pasileidžiam akciją. Tai taip varydom. Jokių stabdžių nėra. Ne, ta prasme, aš labai tikėjau. Ir man tuo metu
pasakyti ne buvo neįmanoma. Aš tikėjau dėl to, kad aš tikėjau, kad naudą nešu visom pusėm. Ir vienas atvejis kviečiau pietų mano partnerius iš Vestuvės LT, tai buvo ferverkų didmenininkai, nes buvo prieš Jonines, norėjau dangaus žibintų akcijos ir susitinku su partneriu, kuris mane žino, jis turėjo naują savo kolegą, kurio aš nepažįstu ir mes pietaujam. Ir aš taip sakau, sveiki, man reikia žibintų akcijos su 50% nuolaida ir 30% komisiniu. Ir tas mano pažįstamas partneris sako, Lyda, tu išpratėjai. O tas šalia sėdintis naujas žmogus sako, bet tu pažiūrėk ją. Sako, kaip tu jai gali pasakyti ne. Ir padarėm akciją. Jis, žinoma, buvo sėkminga ir faktas, kad tie skaičiai buvo labai maži pardavimų tuo metu. Tai tikrai nebuvo, vėlgi, tai buvo mano partneriai žiūrėjo kaip reklamos galimybė, tai tikrai taip smokėjo ir ne vien tik žiūrėjo, tai savikainas. Bet po pirmo mėnesio aš suvedžiau galus, kur padariau tikrai atrodo viską ir suvedžiau galus. Galvojau, kaip mes čia taip skaičiuojam. Aš atsimenu, kad tuo metu mes buvom paskaičiavę, kad mums reikia 10 000 litų apyvartos per mėnesį. Dar tuo metu jos aišku, per pirmą mėnesį jos nebuvo. Aš tikrai viską padariau. Nesurinkom tos 10 000 apyvartos, tai netgi surinkę, iš kitos pusės net surinkę 10 000 litų apyvartos, man pats skaičiavus vėlgi reklamos, nes mes turėjom reklamos ar IT kaštus, tai net man atlyginimo nebūtų šiandien, net dalinai kažkiek. Sakau, tai kur čia tas verslo modelis? Po pusmečio, jeigu aš būčiau turėjus 10 000 eurų apyvartą per dieną, tai būtų buvę labai bloga diena. Tai taip eksponentiškai išaugo mano verslas. Mes visi turime vienodą resursą, tai 24 valandos per parą. O ar norėtumėte dirbti aplinkoje, kurioje visko pasirūpinta, viskas, ko reikia, susikaupti ir pagrindinį dėmesį skirti savo darbui? Warland yra visų pirma patogios darbo vietos. Patogios tiems žmonėms, kurie turi didelės kompanijos ir nori išnuomoti biurą trumpam laikotarpiui, pusę metų, mėnesiui ar metam. Ir taip pat žmonėms, kurie nusprendė daryti pokyčius, pradėti savo verslą ir jiems reikia tiesiog darbo vietos ir verslo aplinkos. Mes susijungiam su kitu konkurentu Lietuvoje grupinis.lt bei Latviais ir Estais. Ir tas Berdžas davė labai daug jėgos, nes sustiprino labai stipriai mūsų komandą. Atėjo vadovauti, kartu nusprendėm, kad vadovaus kompanijai, mano labai tikrai irgi pavyzdys Vilius Juraitis, kuris buvo iš grupinis.lt portalo vadovas, kuris turėjo tokį tikrai matymą šiuolaikinio verslo, jisai puikiai valdė, buvo pardavimo vadovas OneLT portalo, tai tikrai mokė, kaip komercializuoti patį portalą, kaip atvesti naujus vartotojus, o aš vėlgi likau, mano buvo stiprybė pardavimai ir mano pardavimų stiprybė buvo taisyklė tai, kad aš visą laiką žiūrėjau iš trijų pusių. Tai aš visą laiką žiūrėjau kiekvieną akciją, jeigu aš būčiau jūsų vietoj, partnerio vietoj, ko aš norėčiau už tos akcijos. Partnerio tai tas, kuris duoda paslaugą. Taip, kur duoda paslaugą. Lempas, pavyzdžiui, ne šviestuvus. Taip, tai pavyzdžiui, restorano prasme, tai aš ateinu į restoraną, sakau, yra kuponas vakarieniai ir jis atsiunčia man anketą ir žiūriu, kad, pavyzdžiui, nėra sąlygoj, kad negalioja dienos pietum. Kiekviena, žinoma, mano sąlyga, kuri mažina galimybę panaudoti kuponą, man trukdo pardavimą, mažina pardavimus. Ir skambinu, sakau, žiūrėk, kad nėra sąlygos, kad negalioja dienos pietums kuponas. Sako, žinokit, kad mes tų dienos pietų neturim, tai nereikia. Sakau, bet kuponas galioja pusę metų, gal įdėkim tą, kad apsisaugokim ir įdėkim tą sąlygą, kad būtų tikrai ramu. Ir partneriai pamatė, kad man jų verslas rūpi jų verslas. Iš tikrųjų, tai išaugino labai didžiulį pasitikėjimą ir iš kitos pusės tai išaugino labai didžiulį lojalumą. Nes per pusę metų išaugo konkurentų iki 100, nes mano verslo modeliui buvo labai lengva įeiti į rinką, nes turėjau tiesiog paleisk one pagerį, turėk vieną akciją per dieną ir viskas. Ir tau nieko daugiau nereikia. Tai vieną akciją per dieną tikrai tuo metu jau, kai verslo modelis aiškus, tai yra populiarus, nėra sunku turėti. IT resursais irgi mažai. Tai turėjau 100 konkurentų
ir pavyko išlaikyti lyderiaujančias pozicijas, mes valdėm daugiau negu 50% rinkos ir tuo metu tai faktas, kad ir pabandę partneriai kažkur kitur suprato, kad kam dirbti su 50 mažų portalų, jeigu tu gali ateiti dirbti su mumis. Sąlygos buvo panašios, komisiniai buvo panašus, tai vėlgi reklamos kiekis visai kitas, tos naudos visai kitos. Tai... Pagalvoju apie 3, tai mes jau aptariam tas, kuris duoda prekę arba paslaugą, kas kiti du? Taip, tai partneris, tai faktas klientas, ko aš kaip klientas, tai pavyzdžiui, ko aš kaip klientas norėčiau. Pavyzdys, po 3 metų mes norėjom gimtadienio progą padaryti ir top 10 pirkėjų padaryti dovaną kažkokią. Ir išrinko IT vadovas top 30 elektroninių paštų. Tai top 1 buvo žmogus, kuris pirko 15 kelionių, nes neskaito, nes grupiai pirko. Top 2 ir top 5. Top 2 buvo turbūt mano partneris, top 3 ir top 6 buvo 2 mano mailai. Tai top 10 pirkėjų sąraše lideravo mūsų kolegos. Mūsų pardavimų kolegės vyras buvo tuo metu IT vadovas ir jis pamatė jos mailą sąraše, tikrai nenudžiugo, nes mes juokaudavom, kad mūsų portalas tikrai buvo moteriškos auditorijos, nes jos dažniausiai rūpindavosi ir daugiausia 80% sudarė moteris. Ir jeigu pasakodavau vyrui, kad apie savo verslą, sako, aš jo nežinau. Ir aš sakydavau, kad gal tu nežinai, kas yra Bet.lt, bet tavo sąskaita tu tikrai žinai, kas yra Bet.lt. Tai aš visą laiką žiūrėjau iš faktas duomenis, pati bandydavom, mes patys žiūrėjom, ko reikia, kas labai džiugu, kad kad mes pardavėjom paslaugas ir tai yra stebinimą. Kiekvieną dieną tu tini ir tave nustebina. Tai tu įprastai ir už gerą kainą. Tai prastai mes neinam pagalvoti, labai retai, kada pagalvojam, kad gal nori koncerto. Bet kai tu ateini ir tada reikėtų nueiti, pagalvoti, kokio koncerto nori, nebent labai nori koncerto, kažkokio jau aiškaus atlikėjo. O mes ką pateikdavom, tai kiekvieną dieną išrinkdavom vieną koncertą ar spektaklį, duodavom labai gerą kainą ir sakydavom, prašau, viskas, nieko nereikia daryti. Tai tiek buvo su pramogom, mano labai, kiek pasako draugai, arba naujai pažįstami, su kuo pasidalinu, kad turėjau Bet.lt portalą, sakydavau, tai čia mes visą vasarą, tai baidarės, ten kinas, restoranai, kelionės, tai mes visą vasarą planuodavom. Tarsi padėdavo jiems tas pramogus. Ir trečiasis elementas, tai jau jūsų. Taip. Kaip jūs savo užduodavat, kokius uždavinius? Taip, tai mūsų uždavinys buvo augimas, stabilus augimas, faktas, kai startupas auga ir pritraukiam naujus investuotojus, tas augimas buvo, poreikis augimui vis didesnis, kai turi stebinimo elementą, kiekvieną dieną tu nebeturi ko stebinti ir apyvartos, kai pradėjo augti, tai aš juokaudavau, kad mums nebeužtekdavo, kad paleisti naują projektą, kad Snow Arena atsidarytų reikia 5 metų, o mes apyvartos prasme man nebeužteko per vienai dienai, kad aš Snow Arena, pavyzdžiui, paleisčiau, nes tai buvo per mažas kiekis apyvartos, tai dėl to reikėjo mikso, sugalvoti, kas yra daugiau akcijų atsirado, aišku, vienu metu mes turėdavom turbūt po 50 akcijų per dieną paleisdavom naujų, tada atsirado prekių sekcija, nes faktas nebeatsiranda Snow Arena, kiekvieną dieną tu kažkaip turi augti. Turėjom stiliaus portalą, kaip dabar membershopas pradžioje, įvedėm labai daug šiaip taisyklių, kas turbūt džiugina, tai yra tai, kad tuo metu vartotojai ir pirkimas internetu buvo dar labai retas, dar baugus, niekas nebuvo pratę ir mes buvom tie vieni pirmųjų labai daug paskatinę vartotojų prisijungti prie elektroninės bankininkystės ir paslaptis buvo labai paprasta dėl to, kad mūsų pirkimas krepšelis buvo labai mažas, 10-20 litų. Tai yra buvo maža rizika, kad jeigu tau nedaug dėjo nepasiseks, tai prarasi 10 eurų, 10 tuo metu litų. Jeigu pirkėjas kažkaip įtartinai pirks ir prarasios pinigus, tai, tai nebuvo gaila. Ir faktas, mūsų solidumas, didelė kompanija irgi davė savo pliusų. Ir tuo metu mes Banklinko, kaip aš juokauju, kad Banklinkas Baltijos šalyse buvo pastatytas ant mūsų, nes niekur pasaulyje taip nėra. Tai dėl to, kad faktas, kad Prigol.lt buvo didžiausias internetinis puslapis arba parduotuvė, bet jie tuo metu labai daug prekiavo atskaitimų grinaisiais, tai pagal skaičius pavedimų mes buvom pirmoje vietoje. Ir mes tikrai išdrasinom auditoriją pirkti internetu. Labai, čia dar ką įsinešu
tą džiugesi. Alvyda, bet pati tiesiog spinduliuoja pardavimais. Tau ir patinka, ir tau puikiai sekasi, bet kai kompanija auga, tenka pasikviesti savo komandą papildymą ir atrinkti pardavėjus. Papasakok truputėlį, kaip tu juos ruošėjai, su kokiais uždaviniais susidūrėjai, ar tau buvo lengva, kokie patarimai būtų, norint priimti gerus pardavėjus savo komandom? Dirbdama tėvų versle, tai išmokau dirbti kaip savo, kaip dabar juokauju, kad negalėčiau, nesuprantu, kaip galima kitaip dirbti. Tuo pat metu mačiau, kaip mano mama motyvuoja savo darbuotojus, mačiau, kaip mano pirmoji direktorė motyvuoja savo darbuotojus. Ir vis laikais nežinau tą šeimos modelio kūrimą versle, kad kaip šeima turi būti. Ir tas artumas, tai leido vėlgi mažos komandos, tai leido padaryti. Ir be tos pradžioj tas pats buvo, mes tikrai buvom labai glaudžiai susiję dėl to, kad buvo labai didelis tempas, daug iššūkių, kurie labai sustiprina, daug bendravimo, daug laiko kartu. Kokie reikalavimai buvo, kokie kriterijai, vis tiek visas verslas ant tavęs, ant pardavimų. Čia vienas pagrindinio segmentų yra, ir staiga tu turi komandos papildymą, tau reikia savo darbą daryti, dar juos apmokyti. Kaip mano taisyklė yra viena, kad man svarbu, kad tau rūpėtų, o visą kitą aš galiu išmokyti. Vienas. Antras, aš laiką mokiau savo pavyzdžių. Tai jeigu aš esu pardavimų vadovė, aš buvau geriausia pardavėja. Aš į verslo pabaigos darydavau apie pusę pardavimų. Tai niekada pardavėjas, matydamas motyvacinę sistemą ir mano planus, jam, pamatydamas mano planą savo, negalėdavo sakyti, kad tai neįmanoma, nes aš tau galiu pasakyti, galiu parodyti, kaip tai galima. Ir tikrai tai buvo pavyzdžiai, kaip aš derinu, kaip aš dirbu ir leidau kiekvienam turėti savo pardavimų stilių, nes labai skirtingi ir mums reikia skirtingų. Ir labai buvo įdomu, kad pavyzdžiui, sektoriais, pavyzdžiui, jeigu viešbučiai, tai jeigu keisdavosi mūsų partneriai, pavyzdžiui, direktoriai išeidavo kažkur ir mes keisdavomės partnerius pagal tą žmogų. Tai jeigu mes turim gerą kontaktą su tuo direktoriumi, jis išeina kitą įmonę, tai mes tą įmonę ir perdodam tam darbuotojui, dėl to, kad tas ryšys yra labai stiprus. Nes ką reiškia ryšys su partneriu, tai tu žinai verslo niuansus, tu žinai jo stilių, kaip jis norėtų, kokios akcijos nori, kada jums reikėtų ir panašiai. Tai aš turėdavau pasakyti, kad galiu akciją nors rytoj padaryti, bet... Galiu ir pavalandos. Bet jo, būdavo, tikrai reikėdavo rytoj padaryti ir tikrai padarydavau. Tai atsakant trumpai, turbūt pavyzdžių. Kaip mano mama pavyzdžių rodė, mano tėvai rodė pavyzdžių, tai ir pati rodžiu pavyzdžių. Pakalbėkime apie sunkius momentus. Kada pajauti, kad yra pirmos krizės, pirmieji išbandymai, bet tai kaip jas sutikai, kokiu momentu? Tai turbūt buvo, pirmas yra tas, kad apskritai susijungimas, aš užaugus smulkiam versle niekada nesvajojau apie kažkokią didžiulę korporaciją, aš norėjau prasmingos veiklos, bet tuo metu pritrūko to 1% akcijų, kad galėčiau spręsti viena ir susijungėm ir tikrai tai buvo labai geras sprendimas, dabar pasižiūrėjęs, nes ta pamoka buvo to augimo, to pamoka man augti iš šiuolaikinio pavyzdžio, ne senovinio, šiuolaikinio verslo pavyzdžio, kaip motyvuoti darbuotojus, kad darbuotojai yra svarbus, kaip drąsiau augti ir panašiai. Tai ta kelionė su Vilium kartu ir su vėlgi didžiulė mūsų komanda buvo labai gera dėl to, kad mes labai buvom paskirstę vaidmenimis ir pasitardavom, man labai patinka pasitarti, nes pasitikslinti. Jis sugalvodavo plėtros planus, mes pasižiūrėdom, kaip jas realiai galima gyvendinti. Ir turbūt vienas tas buvo šokas, kai jis išėjo. Mes vėlgi turėjom 19 akcininkų ir valdybos pirmininkas buvo nelietuvis. Tai vėlgi yra tam tikri niuansai kultūriniai. Iš kitos pusės turbūt didžiausi sunkumai buvo tada, kai bankrutavo mano keletas klientų, partnerių. Tai yra vienas kelionių didžiulis, kuris nusinešė ne tik labai didžiulės pajamas, bet ir nusinešė labai didžiulį pasitikėjimą mūsų portalu, nes nesvarbu, kad mes esam tarpininkas ir visur atskleistas tarpininkas, mes suprantam, bet vėlgi ta atsakomybė buvo krito mūsų pačių ir patiems buvo labai sunku
Aš tik patiksinsiu to, kad žmonės iš ten, kur pirko, tiem ir skambina, iš tų reikalauja. Jeigu jūs man pardavėte, tai jūs ir išspręskit. Jeigu kelionės nebėra, pinigai sumokėti. Tai čia galima būtų pavadinti krizę. O kaip jūs tvarkėtės šitą krizę? Krizė tai yra tai, kad tvarkėmės paprastai. Tai faktas, kad turėjom daug susirinkimų, turėjom pokalbį su komanda, turėjom su finansais, sužiūrėti kaip viską, su komunikacija. Kadangi prieš tai buvo bankrutavę keletą mažesnių kelionių organizatorių, mes turėjom išmokę pamokas. Iš tikrųjų, kas liūdina, tai kad atrodo pamokos, mes turėjom susidėję labai daug saugiklių. Pavyzdžiui, kelionėse kelionių organizatorius turi turėti draudimą vykdyti veiklą Lietuvoje. Tai mes jau buvom susidėlioję, kad tas partneris, nes vėlgi jau didžiulis, tai turėtų pasidrausti. Tai mes nepervesdavom daugiau pinigų, negu jis turi draudimą. Tai vadinasi, kad jisai dėl mūsų pasidino dvigubai draudimą. Tada turėjom sutartis su lėktuvais, turėjom pavedimus viešbučiam. Faktas, tu negali sudėlioti, tai viską sukontroliuoti, bet mes turėjom labai labai daug apsaugos priemonių, kurios finale pasirodė, kad kai tu nori, tai tu gali apeiti viską. Tai pasirodo, nebeliko tų pinigų ir iš tų lėktuvų, nebeliko ir buvo įsiskolinimų ir viešbučiams, ir to draudiminių pinigų, vėlgi, arba tų apyvartos buvo labai, labai kaip skaidriai, neskaidriai tie mūsų avansiniai pinigai išnaudoti. Tai tęsiasi ir vėlgi ten bylinėjimo teisme faktas, kad, man atrodo, tikrai yra tas partneris nuteistas. Mūsų nekaltė įrodyta faktas. Net nebuvo klausimo, nes nei teisme, nei teisėsaugai, nei mums. Bet tai tikrai buvo labai didžiulis, man pačiai buvo labai didžiulis nepasitikėjimo, nes tai buvo mano klientas. Tai man buvo labai, aš esu labai lojalus ir labai tikrai, bet dirbu kaip klientui. Aš jaučiausi kaip jų komandos dalim, dėl to, kad labai daug dirbam, labai padėjau su pardavimais, su kainodara. Ir tikrai labai daug bendravom, nes tos apyvartos ir tų akcijų skaičius buvo didelis. Tai man asmeniškai buvo labai didžiulis skaudulys dėl to, kad nepasakė, kad ruoštis tam, ne? Arba tiesiog, ir jis liepė tikrai, net jau kai buvo viskas akivaizdu, jau viskas oficialiai išėjo, paskelbė, mes vėlgi sutikom akcininkų susirinkimą, viskas sudėliom, kaip elgtis, bet aš susitikau, nes kiekviena mūsų akcija turi sutartį. Tai kadangi tu leidi 20 sutarčių akcijų per savaitę, tai faktas, kad ne visos sutartys yra pasirašytos, tai aš susitikau jau po to vakare su juos pasirašyti tų sutarčių ir jis žinojo iš mūsų praeities portalų, kad mums labai svarbu vartotojas ir aš jo paklausiau, ar tikrai tie žmonės, kurie yra oro uoste, dabar Egipte ar Turkijoje užstrigę, ar jie tikrai, ar tas, kur tu mums siuntėjai sutartį su lėktuvu, ar tikrai tas sutartis yra, ar tikrai tie žmonės grįž namo. Nes vieną kartą jie padėjo mūsų kitus klientus, mūsų sąskaitą parvežti, tas buvo mažas labai, mes turim gal 4 kelionės pardavę, mes jas tiesiog padengiam grįžimą. Žinok, mūsų rūpesti klientams ar klientais, aš sakau, jo, viskas gerai. Ir aš kitą rytą suprantu, kad ne. Ir aš galvoju, ir man tas nežmogiškumas, kai tu aš gi moteris, nesumušiu tavęs, aš tau nieko negaliu padaryti, bet tu žinai, kad aš jais pasirūpinsiu, tavo klientais pasirūpinsiu kažkaip bent jau, nežinau, viešbutį mes susakytumėm dar kažką. Ir tu supranti, kad ta prasme, tu jau tada jau galėjai pasakyti tą tiesą. Ta prasme, aš nieko tau nepadarysiu, bet tas kažkoks nežmogiškumas, nesirūpinimas, jis gyvai dar ir žiniasklaida kaltino mus, nors sutartiniai dalykai, viskas tai yra faktais yra pasakyta, kad tikrai ir teismai ir viskas pasakė, tikrai ne mes. Alvyda, bet kaip tu tai asmeniškai išgyvenai? Čia yra didžiulis smūgis, taip kaip vadovai, taip kaip asmeniai. Tu tapai atsakinga už dalykus, kur atrodo padarai visus namų darbus, bet tavo veidas, tavo vardas yra ir tu turi atsakyti, kaip tai išgyvenai. Tai buvo dvigubas smūgis, nes savaitę prieš tai mano partneris pasakė, kad išeina iš verslo ir 2 savaitės sudėlioti procesus, aš turėjau perimti Lietuvos vadovavimą Lietuvai, man tai buvo skaudu dėl to, kad aš labai jį supratau, bet labai skaudu dėl to, kad tai mano buvo labai, kaip muškietininkas kartu, mes galėjom padaryti viską. Ir paskutinę dieną, kai jis turėjo išeiti, tai buvo penktadienis, kažkodėl visi bankruotai yra penktadienis,
aš ryte gaunu žinutę, kad viskas. Tai faktas, kad jis, ačiū Dievui, pasiliko dar trumpam, tikrai kartu nepaliko, taip kartu išgyvenom tą krizę. Tai su tuo partneriu yra tai, kad tikrai labai labai buvo neskanu asmeniškai, kad aš pasitikėjau ir šiaip tas net nepasitikėjom, nežinau, neištikimybė. Taip. O su partneriu tai vėlgi mes tikrai perėmėm visus procesus, tiesiog visi sprendimai vėlgi tikrai buvo daromi valdybos lygmenių, ne vienos mano pačios ir su partneriais, tai mes visi supratom, kad ir finansų mūsų vadovai žiūrėjo tos skaičius, mes tikrai supratom, kad iš mūsų pusės padaryta buvo dar daugiau negu reikėjo derintis ir dylintis su pasiekmėmis. Tas laikotarpis prasidėjo, kur buvo turbūt pats baisiausias, dėl to, kad aš likau viena, finale 2 savaitės praėjo, jis tikrai pabuvo mano partneris, kiek galėjau, likau su labai didžiuliu pajamų deficitu, sumažėjau su pasitikėjimu mumis ir tikrai toksai buvo didžiulis iššūkis, ką daryti. Ir turim paminėti, kad be viso to, kad likai viena, su daugybė iššūkių, tikslais surinkti labai daug pinigų, padaryti apyvartas, tuo metu jūs buvote didžiausia. Taip. Sakyk, o ką tu savo tokio, kaip tu savo padėdavai, kaip tu grįžti namo po tokio darbo, po daugybės valandų atidirbtų, atgalvoti, tiesiog kiekvieną savo tokį sveikatos ir gyvybės įvą jau darbę palikus. Taip. Ką tu darydavai vakarais? Kaip tu savo padėdavai? Ar keitei kažką savo gyvenime? Ar tau tai įvyko lūžis? Mano sėkmės paslaptis neišprotėti, nes labai daug dirbau, viso etapu labai daug dirbau. Tai yra buvo pakeisti aplinką ir mano verslas buvo tam dėkingas, nes galėjau eiti visus koncertus, spektaklius ir panašiai. Nes aš pakeisdama aplinką, nežinau, žiūrėdama spektaklį, spaiduodavau ir tiesiog gimdavo atsakymai man į klausimus. Tiesiog, sprendimas. Man šiaip iš principo, kaip žmogui labai patinka spręsti problemas. Tai mano paslaptis buvo pakeisti aplinką. Iš kitos pusės, dabar žiūrint tai vėlgi buvo tam tikra bėgimo forma, nes pabūti savimi irgi reikia. Ir to dabar mokausi būti su savimi, būti ne tik, nespręsti ne vien tik tai iššūkius darbe, kurie man daug lengviau sekasi, bet ir žiūrėti, kaip tobulėti asmeniškai, kaip augti pačiai. Ir aš jaučiuosi, kad esu labai geram kely. Ir labai labai dėl to džiaugiuosi. Grįžkim dar prie Betos. Su Beta dirbai 7 metus. Visą šitą didžiulę krizę, kiek tau metų dirbant jau ištiko? Metai iki mano pardavimo. Kol parduota įmonė. Taip, tai buvo pavasarį, prieš vasarą tai vyko, tai vasarą apskritai komercija yra prastesnis laikas. Tai tas dar šuolis ir Baltijos šalyse mes tada nusprendėm, kad turim, jeigu norim augti, reikia tam tikrų pokyčių ir kadangi nesutarėm Baltijos šalis, tai nusprendėm, kad tuos pokyčius ir investicijas pokyčiam norim daryti atskirai. Tai trečias punktas buvo tai, kad aš perpirkau Lietuvos dalį ir atskyrėm su Latvijais Estais. Tai suinvestavau visas savo santaupas, gautas prieš tai investicijas, priskolinu pinigų ir panašiai ir bandžiau išsaugoti vėlgi savo verslą. Ir dėl ko, tavo klausimas labai geras. Šitą istoriją papasakojau ir savo kolegom parašiau. Mano mama, kai studijavom, mes padėdavom vasarom ir dalyvavau vieną vasarą Work and Travel programą ir tuo metu mano sesuo padėjo ir mes turėjom susitarimą, kad kitą vasarą mano sesuo išskrenda į Work and Travel ir aš padedu tėvam. Ir mama, aišku, mano nuostabi ir sako, ne, jūs abi skriskit, mes tikrai sutvarkysim. Ir tuo metu jie atidarinėjo pirmąją savo parduotuvę. Mes, aišku, padėjom pavadinimą, išrinkti vietą, išrinkti ir panašiai, bet tikrai buvo daug streso ir mamai buvo tiek streso, kad jinai vos nesusirgo rimta liga. Ir aš grįžusiu su klausimu, mamytė, sakau, joks verslas ir jokia parduotuvė neverta tavo sveikatos, kodėl tu vis dėlto atidarinėjai tą parduotuvę. Ir jis atsisuko ir sako, aš būčiau negalėjus pažiūrėti jų akis, jeigu būčiau nepabandžius. Tai šitą istoriją parašiau savo kolegom, kai perpirkau verslą ir sakau, dabar arba mes padarom kartu ir aš būsiu pabandžius. Mes pabandykim ir tada galėsim išeiti pakėlę aukštai galvas, nes aš laiką žinau, kad pinigai yra uždirbami
Ir kitas posakis, kad tu gali pabėgti, nežinau, į Balį, bet nuo veidrodžio nepaslėpsi. Aš visą laiką vadovausi, kad turi būti atsakinga savo ir prieš save pirmiausia. Tai va, tai kas buvo fainai, kad tas branduolys liko, dalis išėjo, suprasdami, kad gal norėdami saugumo, bet su labai didžiulę meilę limai, betai, atsiprašau, labai fainai pavadinimai šio. Tai va, tai dalis išėjo, bet su likusią didžiulę meilę betai, supratingumu, kiti liko, mano pardavimo Anda sako, aš noriu žinoti tikrą situaciją. Aš parodžiau tikrą situaciją ir iš jo žvilgsnio supratau, kad jis vis dėlto nenorėjo žinoti tos tikros situacijos. Tai va, tai mes tikrai visi pasiraitojom rankas ir kaip to verslo pradžioj, vėl pradėjom daryti viską ir sakydavau, kiekvieną dieną aš bandau užkariauti pasaulį. Ir mes dirbom, kiekvieną dieną padarom maksimumą. Ir puikiai sekėsi. Ir tikrai pamažėjo mūsų kolektyvas, bet mes susidėliojom prioritetus, kas yra neša mums didžiausią naudą. Ir mes supratau, kad vėlgi aš norėjau grįžti prie ištakų ir grįžti prie betos su paslaugom, kad būtų tik tai vėlgi tarpininkas. Nes mes tuo metu taip buvom užaugę, kad turėjom savo sandėlius, turėjom savo atsiimamo punktus, Akropoliuose gražiausius ir visa kita. Dabar jau natūralu vėl turėti, matom, Pigu turi ir kiti turi atsiimamo punktus. Mes nuo to pradėjom dar labai senai. Tas vėlgi mažėjant apyvartom buvo labai didelės sąnaudos. Prekius, sudėliojant, visas prekių departamentas labai daug turėjo ir darbuotojų skaičiumi. Nes vienu metu mes geriausiu metu turėjom net 130 darbuotojų Lietuvoje. Tai iškėlė labai didelės kaštus ir aš supratau, kad šiaip grįžtam prie to vertybinio, nešti džiaugsmą, naudą ir tą nuostebimą, mums reikia grįžti prie paslaugų ir tam reikėjo man investicijų, kad uždaryčiau tą prekių departamentą ir suradau akcininkus tam padaryti. Sugrįžkim dar prie to momento. Tu dedi visus savo pinigus, kad išgelbėtum verslą, kurį pati įkūrei, kuris išgyveno visus etapus. Turi darbuotojų, pusė iš jų nusprendžia, ne pusė, aš nežinau tos skaičius, bet dalis jų išeina į stabilias pareigas, kur rinkoje siūlo, kita dalis lieka. Tau klausimas, dabar žiūrint taip retrospektyviai į tą situaciją, kuri buvo. Ar atsiperka vadovo nuoširdus bendravimas, nuoširdus šeimyniškas dėmesys savo darbuotojams? Mes kiekvienas turime savo valdymo stilių ir darbo stilių. Tai ne kiekvienam darbuotojui tiko mano valdymo stilius ir atvirumas. Ir kažkam reikia labai aiškumo, stabilumo ir tai labai normalu. Startuolyje nėra to. Vėlgi, augant startuoliai, jie tampa tokie stabilus ir mes buvom tapę labai toks stabilus verslas, bet vėlgi tada nebetamka žavesio. Tai aš manau, kad pasiliko tie žmonės, kuriam tiko. Ir labai natūralu. Kuo dar džiaugiuosi, kad mes per tuos metus komanda taip išaugo, mes buvom visi labai jauni, jie taip išaugo ir tai buvo tokia gera mokykla ne tik man, bet ir jiem, kad tikrai mano branduolys turi nuostabius darbus ir visą laiką sako, kad labai lengva po betos visur darbintis. Ir tas nes vertybinis pamatas susiformavo, kad mano interesas yra žemiau negu organizacijos ir kad mes turim kartu sunkiai dirbti. Mano draugė nuėjusi į kompaniją, ar 6 vakaro, sako, mano klientas skambino, sako, nebeveikia puslapis, tai ką darom? Atsisuko mano, sako, kolegos, sako, tai darbo pabaiga. Jis nenusipirko 24 valandas per parą apsaugos paketo, tai ir to ir tvarkysim. Ir jinai žiūri, sako, aš negaliu patikėti, nes pas mus niekada tai nebuvo. Mes, kai reikia, taip dirbi. Tai va, tai faktas irgi gal tai ne visada yra stabilu ir tikrai buvo momentai, kad mes tikrai turėjom normalias darbo sąlygas, darbo valandas. Tikrai nedirbom porom visada, bet tas darbo principas ir nėra vienos turbūt teisingos taisyklės. Yra kaip tau patinka. Kas augina greičiau, tai tikrai šitas, kai įsimeta į vandenį ir tada išplauki. Ir jeigu išplauki, tai tikrai išplauki stipresnis.
Ir tikrai mūsų komanda labai labai išaugo. Mes iki šiol sustinkam, iki šiol palaikom. Ir labai didžiuojuosi kiekvienu. Galiu kiekvieną rekomenduoti. Ir labai džiaugiuosi kiekvieno asmeninę karjeros kelionę, kuri labai skirtingos jos yra, bet tikrai labai sėkmingos. Pasituos dabar tavo pačios žodžius. Mes, aišku, šiek tiek bendraujam ir ne tik tai šioje studijoje, ne? Ir pasakius, kad jeigu tau 30 metų ir tu dar vis neturi psichologo, kažkas tavo gyvenimas labai nuobodus. Taip, nuobodus. Man papasakoju apie tą duobę, kai staiga nebeliko tavo gyvenime betos. Taip, aš priėmiau sprendimą parduoti betą vien dėl to, kad vėlgi tai buvo tikrai po ilgo laikotarpio labai skirtingų patirčių. Ir supratau, kad tiek mano sveikata nebeleido iš tikrųjų, tiek aš buvau labai papervargus ir įsikvėpus, o jau startuoti nauja jėga, tau reikia naujų jėgų. Ir ta beta buvo bet kuriuo atveju vėlgi per tos 7 metus su daugybė pokyčių, nes mes buvom 20 akcininkų, natūralu, kad ne visi sprendimai buvo mano, arba mano manimų geriausi, visą laiką tai natūralu, nes nėra vieno tinkamo sprendimo. Aš nusprendžiau, kad turiu pailsėti ir aš pardaviau verslą ir tada susidūriau su krize tuo, kad mano darbas buvau aš, mano startupas buvau aš. Tai daug lengviau yra pasiduoti, nes tai yra darbas buvo mano komforto zona, aš labai gerai išmaniau. Tai, ką darau, tas sektorius, ką darau, man buvo labai įdomu. Galėjau daug ką duoti, vėlgi ir kvietimai, ir bilietai, ir renginiai, ir kelionės, viskas. Aplinkai labai daug galėjau duoti. Ir viskas, nieko nebelieka. Ir tada suprantu, kad kažkaip logika tai sako, kad ta patirtis vis tavim išeina. Bet pasijaučiau labai nereikalinga. Nes tikrai buvau sutapatinum su darbu ir buvo labai sunku psichologiškai, nes nieks to nebeskambina, nieks nebekviečia. Žinoma, kvietė draugai, bet aš jau sureikšminau galbūt, nes aš tikrai tuo metu verslo metu labai aktyvų gyvenimą gyvenau. Beta karalienė nusiema karūną, lieka viena. Ir kaip pat visą tai išgyventi? Kiek tau reikėjo laiko? Nes tiek, kiek aš girčiu istorijų vadovų, kurie staiga po labai didelės įtakos darbų, grįžtos darbotvarkės, streso, staiga gauna visą šitą tuštumą, atsiranda toks noras kažko nesutikti. Jau ir kvietimai renginius nėra tokie patrauklus, nes tarsi sociumas reikalauja, o ką tu dabar, vėl spindėk taip pat, vėl būk kažkas tokio galingo. Kaip pas tave buvo, kokia tavo istorija, kiek reikėjo laiko? Reikėjo metų, o prasidėjo nuo to, kad viešumoje aš buvau sėkmingai pardavusi verslą verslininkė, o viduje jaučiau labai didžiulę tuštumą, nes buvau sutapatinusi save su veikla. Tai faktas, nes labai daug laiko praleidau ir tada galvojau, tai ką aš sugebu? Tai gal nieko, tai gal aš jau niekam nebereikalinga. Ir panašiai, ir įvairios mintis, natūralu, tas pervargimas, fizinis, psichologinis, tas stresas, natūralu, kad prisidėjo, prisiplanavau kelionių, tikrai daug laiko buvau viena su savim, bandžiau slėptis ir po kažkur gal pusės metų mano jau draugai paskatino, sako, gal Alvydė, žinok, jau užtenka čia graužtis, nes tikrai jau buvo nebesveika, tikrai kvepėjo depresija ir nors tikrai mažų veiklų buvau prisigalvojęs, bet tikrai tos tuštumos neužpildė ir aš supratau, kad man reikia pagalbos ir pradėjau ieškoti psichologo ir radau. Pakeitus keletą radau, man labai padėjo. Iš vienos pusės, tada kai pradedi jau stėptis, tada pradėjau sportuoti, tada pradėjau gilintis, skaityti knygas, eiti kursus, ieškoti savęs, ieškoti naujos idėjos, labai bijojau iš tikrųjų, labai norėjau, bet labai bijojau naujo verslo, nes fiziškai mano smegenis, aš dabar taip sakau, bet taip jaučiausi, kad mano
fiziškai mano smegenis prato, kad aš nebe jauna, jau praėjo 7 metai, 30+, kad aš antrą kartą galimai nebeišgyvenčiau fiziškai to streso, kurį aš buvau patyrus. Iš kitos pusės, aš supratau, kad prioritetų klausimas, supratau, kad aš noriu šeimos, visą laiką jos norėjau ir prioritetiškai žiūrėjau, kad noriu gal pirmiausia sukurti šeimą, nes šeimai kurti neturiu daug laiko, o verslui turiu kurti daug laiko, ir tam padėjo mano banko konsultantė, netyčia, jinai pati to nežino. Vienu metu skambina man iš banko, sako, sveiki. Sako, ar jūs žinot, kad jums iki pensijos liko mažiau metų, negu jums dabar yra? Ir aš supratau, kad man liko dar 30 metų iki pensijos. Tai yra, minimum, galėjau tą verslą daryti tikrai ir dar vėliau. Ir aš einu, šeimai daryti, tai tikrai neturiu laiko. Tiek laiko neturiu, bet verslui daryti turiu. Tai labai aiškiai sudėliau prioritetus ir turėjau. Tai atsakiau savo klausimą, kad noriu turėti šeimą, kad turėti šeimą turiu daugiau laiko skirti savo asmeniniam gyvenimui, savo asmeniniam pamokom, savęs atradimui, kas labai svarbu, kas aš esu žmogus be darbo. Ir ties to pradėjau dirbti. Ir vėlgi rinkdamasi pozicijas, kurias man siūlė, kur dirbti, galvoju, irgi norėjau nebe tokio max streso darbo, nes vėlgi įsivaizdavau, kad 3 metus aš, jeigu turėsiu savo verslą, įsivaizdavau, kad nemiegosiu ir arsiu parom dar 3 metus. Žaidimo taisyklės. Žaidimo taip. Faktas, kad mūsų patirtis leidžia nebearti tos 3 metus parom ir nuo mūsų pačių priklauso, kiek mes dirbsim, nuo mūsų komandos ir panašiai. Taip atėjo turbūt tas pasirinkimas Limos. Alvyda, papasakok plačiau, kas yra organizacija Lima ir kokia jos veikla? Taip, Lima yra viena didžiausių profesinių asociacijų Lietuvoje. Vienijame daugiau negu 1300 marketingo specialistų vadovų ir kartu suorganizuojame daugiau negu 50 renginių, konferencijų, mokymų. Tai skatiname tobulėti marketingę, iš vienos pusės, iš kitos pusės atstovaujame marketingą tiek statymų leidime, tiek valstybinėse institucijose ir panašiai. Ir koks buvo kelias, kaip atsiradai šitą organizaciją? Įstojau į Limą kaip narė ir kaip tik buvo vasaros renginys ir per 2 dienas susipažinau su branduoliu Limos. Ir dar kažkaip po kelių dienų paklausiau Ievos atsakingos už narių pritraukimą ir adaptaciją. Sakau, tai čia naujokam gal kažką darot, kokį nors renginį. Jinai pažiūrėjo mane ir sako, o ko tu dar nepažįsti? Aš kartu įstojau su geriausiu draugu Andriumi Milinavičium. Tai mes kartu tandemu, ir tikrai buvo daug lengviau įstoti. Ir tada įsilieti ir po to renginio tikrai atėjo ir ruduo. Labai aktyviai įsitraukiau į veiklą, padėjau planuoti renginius, tada mane pakvietė tapti Vilniaus tarybos nare, tada dar labiau atsirišo rankos. Savanoriškai, taip, dar atsirišo rankos. Ir aš atsimenu, atėjau pas direktorių, sakau, Gintai, pasakyk, ką reikia padaryti, kad tu sakytum, kad Vilniaus taryba padarė jau gerai. Sako, noriu renginio su tapinu ir geležinė lapė. Ir tuo metu buvo jos tikrai ant bangos ir dabar yra svarbiausia, dabar jie. Gerai, bet man čia neužtenka. Kas čia dar tokia labai išskirtinė persona. Galvoju, mano draugas Rimindas Makalius. Sakau, atsidari ir Rimindą. Tai mes padarėm, tikrai startavom tą rudens sezoną su labai didžiuliu renginiu, jis buvo labai populiarus, buvo soldautinis. Ir sakau, tai dabar kas toliau? Sakau, kokį dar kitą iššūkį man duosi? Tai tikrai, kadangi mano patirtis su viešbučiais, su restoranais, su konferencijom, su renginiais buvo labai didžiulė, nes betoje pagrindinė taisyklė buvo ne šiaip, kad jauna, bet pagrindinė taisyklė, tu turi išmanyti labiau negu kiti. Tai aš tikrai labai įsigilindavau kiekvieną sektorių, kas leido vėlgi netgi Limoje tą naudą ir tą žinias panaudoti. Tai mes pakeitėm, praplėtėm mokymų
formatus, nežinau, į 2 dienas iš Druskininkų į Birštoną, vėl kitas sferas, tai leido labai stipriai slieti. Man tai davė tokio bendruomenės jausmo, man tuo metu labai reikėjo, žinojimo, kad esu reikalinga jausmo ir kuo toliau, to labiau straukiu. Čia labai susijęs su vertybėm visa veikla. Taip. Duoti žmonėm, duoti, stebėti, ko reikia ir dar duoti. Girdint tavo istoriją, visur tas atsikartoja, kad daugiau rūpia, galima taip paprastai pasakyti, galtinis vartotojas, bet čia šiuo atveju galbūt narys, kuo jisai dabar gyvena, kokių kompetencijų jam reikia. Taip, man beieškodama naujos veiklos ir naujo savo verslo, idėjos naujam savo verslui, aš pasiklausiau savęs, tiesiog atsėdau ir klausiau savęs, kodėl man reikia savo verslo. Ir gavau gerą atsakymą, nes noriu padėti žmonėm. Sujungti žmonės geriam darbam, noriu padėti žmonėm. Ir tada labai nustebau ir supratau, kad tam tikslui, pagrindiniam tikslui nebūtina turėti savo verslą. Savo verslas leidžia turėti laisvę, duoti žmonėm taip, kaip tu matai. Tai suprasdama, kad noriu daryti gerą kitiems ir jungti žmonės geriems dalykams, nėra reikalingas mano verslas. Ir toliau rinkausi tą veiklą, kur noriu įsitraukti, labiau atsižvelgdama į tai. Ir kai vieną dieną paskambino ir pakvietė mane tapti Limos direktorė, aš sakau, baikit, aš nesu marketingistė, aš esu pardavėja. Po kelių susitikimų Gintautas, buvęs direktorius, sako, žiūrėk, Alvyda, tai tu savo verslegi reklamą partneriam dariau. Kainodarą nustatinėjau, pasiūlymą rašiau. Tai čia yra marketingas, sako, sveikinu, tu marketingis. Taip, tai iki šiol aš sakau, kad aš pardavėja, ne marketingistė, bet tikiu, kad marketingas, jeigu mes žiūrim marketingą kaip vertės kūrimą vartotojui, tai taip, aš marketingistė. O pardavėjo amato tokio arba charakterio išmokstama ar jau čia gimstama? Taip? Aš manau, kad viskas yra išmokstama. Vertybių, kad tau svarbu arba tau svarbu. Aš galiu parduoti beleką, bet man labai svarbu, kad aš tikėčiau, kad tai padės kitam žmogui. Ne visiems tos vertybės reikia. Geras pardavėjas yra ir be šitos vertybės. Kiekvienam susidėlioja savaip. Man labai svarbu, kad žmogui rūpėtų. Kad pardavėjui rūpėtų, visą kitą aš išmoku. Man labai svarbios darbuotojas tos vertybės, nes visą kitą daug lengviau išmokyti. Aš vertybių negaliu pakeisti. Ir gerų pardavėjų tikrai galima išmokti. Aš turėjau Betoje pavyzdį, kur visiškai ne mano tipo, atėjęs iš korporacijos jaunas specialistas, uždavinėjo labai daug klausimų. Ir jau atėjo tas klausimas, kur sako, Alvydė, aš turiu anketą, bet dar nesusitikau su partneriu. Ar galiu paleisti akciją? Mūsų 90% buvo internetu darbas ir telefonu, mes nesusitikdavom su partneriais. Ir po šito klausimo aš jau nebesikenčiau, nainu pas generalinį, sakau, žinai ką? Dabar tau yra eilė, nes jis priėmė, atrodo, jį. Sakau, dabar tau eilė biškai jį pamokyti. Ir šiaip, o jis taip jam reikia viską išsiaiškinti ir tada gali pardavinėti. Taip. Ir jis tapo vienu geriausių pardavėjų, paskui iškilo į pardavimų vadovus ir jis dabar yra nuostabus vadovas, mes labai gerai sutarėm ir tuo metu, aišku, jau gerai sutarėm, bet tiesiog tas pavyzdys, tai yra visiškai ne mano mentaliteto, tas arba priėmimo pardavėjas buvo, bet jis buvo nuostabus ir yra nuostabus pardavėjas. Ir mūsų turėjimas komandoje skirtingo tipo pardavėjo mums leido turėti tą visą partnerių listą, nes ne visiems aš irgi tinku kaip partneris. Aš irgi kuriems esu, gal netinka, žinot, vibracijas. Tai tas turėjimas skirtingo tipo pardavimus mums ir buvo vienas iš sėkmės rodiklių. Mes visi turim labai skirtingų kelių savo gyvenime ir kuo toliau gyvenam, tuo daugiau atradimų turim. Ir svarbiausias dalykas, kuris matyti niekada nekinta arba koreguojas tik truputėlį, yra vertybės, kurią mes vis priimam tai vienokius, tai kitokius sprendimus. Alvyda, tau baigiantis mūsų jau laidos įrašai, paskutinis yra klausimas.
Jeigu galėtum ant kiekvieno pasaulio billboardo lentos, kiekvieną portalą parašyti svarbę žinią, kuri būtų rodoma nuo tavęs, su tavo vardu ir pavardę, ką tu norėtum pasakyti pasauliui? Jeigu nuo manęs kaip verslininkės, tai mano pagrindinė taisyklė yra, kai tavo asmeniniai interesai yra žemiau negu organizacijos, viskas yra gerai ir viskas sprendžia daug lengviau, aš labai to vadovaujasi. Jeigu mano kaip asmens, kad viskas yra įmanoma. Ačiū tau labai už pokalbį, tai buvo labai nuostabus laikas kartu. Ačiū jums labai. Šią ir kitas laidas jūs galite žiūrėti Delfi TV arba Delfi YouTube kanale.